Sveiki, esu Paulina, antro kurso studentė ir šiuo metu stoviu prie savo darbo parodinio Birštono mieste. Taigi jo tema buvo, jog Birštonas norėjo kažkokio visuomeninio pastato, kuris, galima sakyti, papuoštų Birštoną ir būtų susijęs su gamta. Todėl aš nusprendžiau laivo koncepciją priimti ir padaryti restoraną Birštono gyventojams ir turistams. Viskas aplinkui yra grįsta gamtos sprendimais, nuo augalų iki terasų, kad viskas būtų gražiai sulieta ir kad visiems labai patiktų. Tai architektos vaidmuo yra labai svarbus, todėl nes jeigu architektas neatsižvelgs į aplinką, neatsižvelgs į žmones, jis gali suprojektuoti taip, kad tie žmonės, kurie gyvena arba čia Birštone atvažiuoja, jų poreikiai nebus patenkinti, šis pastatas gali būti nenaudojamas, o erdvės tiek gamtinės, tiek ir pačio projekto būti neišnaudojamos. Įdomiausia tikriausiai yra visos, sakykime, analizės, kurias tu turi atlikti, kad prieitum pirmiausiai vien prie tų pamatinių dalykų, kaip tą pastatą paruošti, suprojektuoti. Architektas visada bando žiūrėti taip, jog tas pastatas ir priklausytų būtent tai vietai, kuriam jis yra reikalingas. Ir kiekvienas pastatas, nors jis galėtų iš išorės galbūt atrodyti panašiai, jis nebus tas pats. Mokėti suvaldyti laiką, tuos srautus, darbų, kurie ateina. Ir aišku, visada reikalingi kūrybiški žmonės, kurie ieškotų sprendimų kitokių, ieškotų kaip problemas spręsti ir jiems tai patiktų, aišku.